Ir šiaip Geoface'as dabar labai tobulėja. Antram trišimui tikrai naudosiu jų žemėlapius kintamos normas. Šiemet azotas brangus, manau, tikrai pasitaupys. Ir kiek žinau, planuoja padaryti, kad, ar jau gal net padarė yra, kad registruojant purškimus, ta prasme galima per Geoface'ą suregistruoti purškimus ir nueis į tą sistemą, kurią reikia. Tikra turi daug kitų funkcijų, melioracija, unikalūs numeriai, nuosavą žemę galima susidėlioti ir kas svarbiausia, viskas labai patogu. Tiesiog viskas kišeniai lengvai prieinama, nes anksčiau būdavo bairių, kad kokį lauką pamirštam nukult ar ką, lieka koks kampiukas, nu dabar tokių dalykų nebebūna, truputį viskas persikelia į kišenę, galima sakyti taip. Tai jeigu tikrai kažkas domitės ir norit pradėti naudoti, tai galit pasiskambinti Geoface komandai, tikrai pamokins, tikrai patars ir galėsit naudoti.